Na ką, sveiki visi, šį kartą bus siunta iš Temu arba Temu, kaip vieni sako, Temu, kiti Temu. Taip, turėtų būti selfie stovas, toksai pastatomas, gali būti nešiojimas, aišku, ir pastatomas ir nešiojimas, toksai universalus. Taip, dar kartą papjausim, žiūrim, ką turim. Normaliai supakuotas į dėžutę, bent jau, ne taip, kai žinot, būna įmeta ir voką, po to ieškokis. Taip, oho, normaliai atrodo. Taip, kas čia, product introduction, selfie light. Selfie light, man atrodo, optional buvo, jis neįeina. Hand grip, tai, rankom, ten, žodžiu, rankinėlė. Extendable tube, išsitraukia iki metro, ten iš metro su kažkiek. Ir šitas stovelis iš 3 kojų toksai. Taip, kas čia gero? Rated voltage, key innovative technology. Ir parašyta ten buvo, kad steel iš plieno. Nu, tarkim. Taip, čia vėl parodyta, kaip matot. No selfie lights. Tai čia mano modelis be selfie light turėtų būti, bet nepažymėta kažkodėl. Nes optional kaip ir. Detachable remote. Ar čia švis gali būti, kad... Jo, čia turėjo būti pažymėta, bet, nepažymėta. Žiūrėsim. Taip, KP28 modelis ir turi būti remote control. Distancinis valdymas, ten turbūt per Bluetooth, aš taip įsivaizduoju, veikia, nes kitaip. O kaip kitaip. Taip, išpakuojam. Bet taip sunkokas jaučiasi, kad pagal svorį. Tai tikiuosi nebus žemos kokybės. Spakuojam. Atėjo greit, čia į airę ateina, nežinau, per 1,5 savaitės. Kažkur tai. Per savaitę dar niekada nebuvo atėję, bet... O, instrukcija. Taip. Gerai, kad yra instrukcija. Kas neaišku, štai. Taip, čia anglų kalba. How to use tripod, how to use remote. Turn Bluetooth, selfie, žodžiu, supėrina ten viską. Nu, kaip ir viskas. Need to set volume key, lights off. Nu, žiūrėsim, čia veiks ar neveiks. Su iPhone'u, pavyzdžiui. Gerai, žiūrim čia. Oho. Normaliai klausykit. Vau, netrodo tokia pigi. Vau. Žiūrėkit, kaip gerai atrodo. Netrodo pigiena tokia. Taip, power switch. Kodėl rodiklė ten? Nežinau. Ai, čia dar galima išjungti, va, power. Power išjungtas turbūt. Bet čia ko gero reikia dar patikrinti bateriją. Ar jinai ten yra iš viso. Gali būti, jo, kontaktas, žodžiu, reikia va tai padaryti. Kad būtų kontaktas ir dedam čia. Oi. Neužsidarom. Aha. Taip. Ir man kas nepatinka, kad įdėta šitą bateriją, kurią sunku rasti paprastose parduotuvėse. Taip sunkiai įsideda. Nagi. Ai, čia biškių. Va. Įsidėjo.
Uždariau ir gerai. Susipėrin dabar pabandysiu su iPhone'u. Toj minutę. Kur tas iPhone'as? iPhone'as čia. Tai Bluetooth. Ir Bluetooth. Va, štai selfie. Susijęti, susijom. Selfie.com prisijungta. Gerai, dabar tarkim, jeigu aš įsijungsiu kamerą iPhone, ne? Ar įdomu suveiks ar ne? Taip, tai veikia, geras. O filmavimas? Filmavimas veikia, žiūrėkit, geras. Išsijungia. Fantastika. Veikia, reiškia. Nuotrauką perjungsiu. Nuotraukos, labai gerai. Tiesiog puiku. Išsijung. Gerai, taip, čia yra įsistato į šitą specialią vietą. Čia aš išjungiu, aišku. Įsistato čia. Taip, čia tokia rankenėlė, kaip matot. Čia turbūt kažkaip prisitvirtina telefonas. Ir išsiplečia. Puiku. Taip, čia turėtų būti. Taip, dabar mes paimsim taip padarysim. Kažkas čia. Taip, instrukcijos mums kaip ir nebereikės. Padarysiu stovelį, nes jisai turi išsiskleisti. O, geras, matot, išsiskleidė. Štai išsiskleidė. Čia toks pigus plastikas, bet kojelis atrodo normaliai. Telefoną šiaip užtenka svorio atlaikyti. Taip, dabar liktai, čia turėtų suktis, kaip matot, sukasi. Čia fiksuojasi. Labai gerai patogu vėl unboxingus filmuoti. Taip, mes dabar iš aukščiau parodysim. Taip, pritvirtinsiu telefoną, bet bijau, kad nugriūstoja tas stovas. To sekundėlę. Taip, pasirodo, aš kojelnių buvau ne iki galo išskleidęs, jos išsiskleidžia iki tiek, bet va šitos plasmasės labai minkštos, silpnos, gali net laikyti. Taip, tai viskas gerai. Telefonas, čia va ant lovos filmuoja, nes netelpa niekur. Telefonas nekrenta žemyn, nes jisai sunkesnis. Ir va čia galima, žiūrėkit, laisvai filmuoti kokius ten unboxingus. Ir taip toliau. Va. Taip, netgi šitaip. Arba ten buvo parašyta, kad pasuktų 360 laipsnių kampu. Galima, viskas tvarkoja. Taip, ir dar norėčiau pasižiūrėti, kaip iš čia išsiskleidžia. Toje minutė aš tik tai telefoną išimsiu, nes jisai labai nori išgriūti. Taip, dabar aš kaip supratau, išsitraukia jisai. O kaip jisai išsitraukia? Tai štai. Ir kažkur turėtų būti iš metro, ten su kažkiek. Taip. Pabandysime mes jį tiesiog va taip, va žemyn traukiam, traukštyn. Taip, pakankamai matot. Normaliai. Ir dar man atrodo, kad... Žiūrėkit. Čia iki čia. 1,50 m bus. Ten dar jūs galės pasižiūrėti temų, kaip jis ten. Tai va, fotoaparatas čia sukasi. Fotoaparato laikymas tas šiek tiek čia atrodo nelabai patikima, va. Ir stavelis turėtų, aš tiesiog čia pasatysiu. Taip. Tik tai, kad taip, pasižiūrime, ar čia fiksuojasi.
turbūt nelabai nesifiksuoja, nes tai reiškia, kad gal neturėtų gal. Nes būna, jeigu sunkesnį po uždaikto uždedat, jisai gali tiesiog žemyn sulyst. Nors gal ne. Ta minutė dar kartais būna, ne. Vis dėlto, turėtų laikyti. Telefonas nėra labai sunkus, tai turėtų atlaikyti. Ir čia va taip ar galima dar. Tiesa, galima va taip pasukti. Sukas 360 laipsnių kampu. Taip, čia dar kažkas užsifiksuoja. O kas čia? Nežinau. Ai, čia, ne. Čia nežinau, kas čia tvirtinasi. Neaišku. Ne, palaukit. Taip, jei žodžiu, kai nuleidžiat rankenėlę, nebesisuka išvis 360 laipsnių, aplink save nesisuka. Taip, o čia kas? Taip, čia šitas atlaisvina, telefoną, o čia nežinau kas. Čia aš taip įtariu, čia turbūt gal kokiam lempom papildomam švietimui pritvirtinti ir taip toliau. Nežinau, aš taip galvoju. O gal čia lempom pritvirtinti. Nežinau, kam šitas reikalingas. Galbūt supratau. Turbūt pritvirtinti dar kažkam, gal net kokiam mažam fotoaparatui ir dar kažkam. Tai va, tai toks dalykas, nežinau, neblogas visai, savim kažkur pasimti. Tik, biškai nelabai stabilus, bet telefonui užtenka, jeigu ne kamerai. Tai va, iki kitų kartų, noriu didėsiu kaip visada.